Vaškinės kreidelės patirpo, reikės išmaišyti, pasižiūrėti, kaip ten viskas susilies ar nesusilies. Čia nuo žvakių dagtis, jas reikės ištraukti. Na va, ir žiūrėsim, kaip čia gaus, ar stiklinės man atlaikys. Galvoju, kad man pokšt reikia ne vien buksmedžio. Naudoju tą žalamą, kurią turiu, nes žalama gan brangi, bet ir gluosnę šitą šakelę, ar čia karklas, nebežinau. Gluosnis, man atrodo. Bet jeigu jūs galvojat, kad miške galim eiti pasivaikščioti, dabar tai negalvokit taip, nes eiti ne taip lengva. Va, net rankų nieko negaliu nešti, dedi koją, dar kartą dedi, paspaudai tvirtai ir tada dedi sekantį žingsnį, nes taip jau eidama ir pargriuvau, neišlaikys pusiausvyros, kadangi koja viena įlindo giliau ir paslydau. Sniego dar pakankamai daug. Vietomis. Ne visur, bet kitur yra virš kelio. Kadangi pavasariniai augalai yra pakankamai ant žemų kotelių, tai galima pasinaudoti celofanu. Aš įdėsiu į vandenį, jis atrodo kaip ledas ir užpildo, ir tada augalai pakils aukščiau. Va, ir aš galėsiu reguliuoti tą aukštį, nes tiek hiacintai, tiek narcizai jie nėra aukšti. Todėl galima pasinaudoti tokią medžiagą. Dar įmečiau stiklinių tokių plokščių akmenukų, kad gražiau atrodytų. Ir belieka komponuoti pokštą. Na va, jau keli žingsniai į priekį. Štai kokios gaivios spalvos. Panaudojau vezdūnės lapus. Tų pačių hiacintų. Oi, dar turiu narcizų lapų, galiu įdėti, kad būtų gražiau. Na taip ir padarysiu.